Sveiki visi, tai šiandien toliau pasižiūrėsime į tą HD0 mūsų GPS, kur buvo problemos, kur negaudė satelitų. Kaip aš tą problemą išsprendžiau, taip toliau, tuo pat metu dar žaidžiausi ir su analogu. Bandžiausi tą GPS rescue toliau, kaip sakant, kankinau ir štai vienas iš tų barometro trūkumų, kuris priskrenda šalia. Ir kaip ir praeitą kartą atsijunginėjo, tik šį kartą jisai aukštį dar interpretavo kitaip. Tu velnia! Girdėjot, koks aš laimingas buvau skrydžio metu. Bulkos susitraukia, kai pamatai tokį vaizdą. Gerai, ir dėl HD0, kaip matot, dabar jau yra 9 palydovai. Užlaudino per 1,5 ar 2 minutės, bet gana greitai palyginus. Analogo kažkur 30-40 sekundžių, pakankamai greitai. Teko ant jo daryti ekranaciją, nors retesnis čia modelis, kitaip nebūtų pagavęs palydovų. Tikėjausi, kad tas modulis HD0 nespinduliuos tiek triukšmo, tačiau yra kaip yra, kas turės DR galės irgi pasitikrinti. Ir vien tik dėl to jisai yra toks triukšmingas arba kitaip pasakęs netvarkingas, to ir yra pasekmės. Taigi jau pasimokiau, kaip matot, po GPS rescue, kai jau virš galvos, aš perėmiau valdymą. Nenoriu, kad ta pati problema, kadangi jis irgi be barometro, kad man nukristų ant galvos ar ant kažko. Plius pabandžiau tą naują funkciją, position hold, ir visai įdomus variantas, net be barometro jis bando kažką išlaikyti. Aišku, atrodo biškai šiek tiek girtokai taip, bet yra kaip yra. Po kažkiek laiko jisai nusėda ir visai neblogai, ypač kai nėra barometro. Tai pabandžiau ir šitą apie naujos funkcijos. Kaip naujos, jinai jau sena, man nauja. Taigi, toliau žaidžiau ir galvojau, pabandysiu dar RX lossą. Ir žiūrėjau, kad reikėtų gal dar pakonfigūruoti, kad tas toksai, pavadinkim, smūgis, kad į viršų greičiau kiltų būtų ir taip toliau, bet čia jau tik detalės, čia kiekvienam pagal savo nužiūrėjimą. Kaip matot, grįžta, viskas yra puiku, viskas veikia. Bet dėl ekranacijos, kai darot ekranaciją, stenkitės į tą pačią vietą nulio nenuleisti. Žiūrėjau video, tai žmonės nuleidžia į tą pačią vietą, kas yra man keista. Bandykit surasti bendrą tašką, bendrą tą minusą, į kurią suleidinėsite daugiau, jeigu bus daugiau vietų, kur reikia nunulinti ir padaryti antimagnetinį lauką. Tai čia gal toks tipsas, jeigu nežinot kaip tai darosi, tai tiesiog pasiimkit, nusipirkit kokią vario lipnią juostą, ant jos prilituokite vieną laidą ir tą laidą į nulį nuleiskit, o tą lipnią juostą apvyniokit laidus, kuriuos norite izoliuoti, ekranuoti, pavadinkim taip. Ir nepamiršk, kad tai laidininkas. Reiškia, varį izoliuok su izoliacija. Blogiausia atveju, jeigu jūs jau niekur nulio nenorit nuleisti, nusipirkit trumpą internetinę laidą, ten jis yra ekranuotas, viduje 8 laidai tikrai užteks. Tai dabar tikrai žinot visus dalykus, ką galit panaudoti ir kaip spręsti problemas esančias. Kol testuojat, faktas izoliuoti, aš bent jau neizoliuoju, išsibandai, žiūri, veikia, neveikia. Faktas, sėdėti 20 minučių laukti yra nesąmonė, iš USB paimat, užkraunat. Dar vieno dalyko neparodžiau, šiaip tai galima tuos duomenis satelitų atsisiųsti ir tiesiog importuoti iš karto į GPS, bet kadangi tai kas 4 valandas poslinkiai, tie viskas yra, tai žaistis nelabai apsimoka, o laiko tikrai užima, o rezultatas tik 4 valandom, po to vis tiek jums reikės bindinti iš naujo, taip kad neverta. Tai o visi kiti metodai buvo parodyti, prilituojam, kaip įsijungti, kaip pasidaryti minimalią tą konfiguraciją ir suprasti, ką reikia pakelti, ką nuleisti. Taip pat kaip prisijungti prie AUX savo tuos GPS rescue, RX lossą, kad pasitikrinti, kaip ekranuoti laidą, jeigu jau per didelis, kaip sakant, triukšmas. Ir dar vienas dalykas, nepamirškit, kad tuos laidus, kai jūs jau lituojat, susukit. Tai yra minimalus irgi ir ekranacijos dalykas, kai juos susuk, nepaliekit tiesiog palaidų tiesių laidų. Tai tiek.